Vizualinė meditacinė praktika – intymaus ryšio energijos išvalymas. Daugelis žmonių, išsiskirdami ir suprasdami, kad vienas kitam netinka, vis tiek lieka priklausomi nuo artumo, sukurto per lytinius santykius. Ši priklausomybė dėl keitimosi energijomis gali būti labai stipri, kadangi daugelis žmonių gyvena daugiausia pirmųjų 3 čakrų energijomis, išsiskyrimas tampa didelė problema. Nes energinis kūnas nustoja gauti papildomą energiją, o savos energijos pats nesuaktyvina. Seksualinė energija yra viena iš tų energijų, kurios geba kurti naują gyvybę, todėl ji yra labai galingas įrankis. Energinis lytinis ryšys susiformuoja tarp partnerių net ir po vienintelės sueities. Kuo intensyvesnis buvo apsikeitimas patirtais malonumais, tuo ilgiau šis ryšys veikia žmogaus energinėme lauke. Užsiimdamas malonumais su įvairiais partneriais, asmuo save energiškai išskaido ir jam arba jai nuolat tenka eikvoti savo gyvybinę energiją palaikančios ryšius, nes jei jų jau nebėra fizinėme lygmenyje. Energinis ryšys gali išlikti iki 7 metų, nes per 7 metus įvyksta pilnas viso organizmo ląstelių atsinaujinimo ciklas. Ši praktika tinka ir moterims, ir vyrams, visiems ir visoms, norintiems nutraukti nebenaudingus energijos apsikeitimus ir nutekėjimus. Visiems ir visoms turintiems gerai išvystytą vaizduotę, tai yra mokantiems generuoti mentalinius vaizdinius. Norint pasiekti maksimalų efektą, prieš atliekant šį pratimą rekomenduojama bent 7 paras susilaikyti nuo sąmoningo orgazmo bet kokiu įprastu būdu, kad lytinės energijos vibracija pakankamai įkrautų praktikuotojo astralinį kūną. Tuomet ši praktika bus atlikta teisingai ir nebepageidaujamas energinis ryšys tarp partnerių bus nutrauktas. Rekomenduojama šią praktiką atlikti atskirai kiekvienam lytiniam partneriui, su kuriuo buvo seksas, net jei tai buvo tik 1 kartą ir seniai. Jei seksas buvo astralinis, be fizinio kūno dalyvavimo, šios praktikos atlikti nereikia. Pradėk šią praktiką nuo to partnerio, su kuriuo lytinį ryšį prisimeni geriausiai. Geras prisiminimas apie lytinį kontaktą liudija stiprų energinį ryšį, per kurį vyksta emocinės energijos apsikeitimas net ir esant dideliam atstumui. Pradėkime praktiką. Tau reikia būti vienai kambaryje, prieblandoje ir tyloje. Jei norėsi pasinaudoti tam tikrais garsais, kurie nuteiks tave atsipalaidavimui ir sąmonės koncentracijai, gali jais pasinaudoti. Pasirūpink, kad išorinio pasaulio garsai ir kiti žmonės tavęs netrukdytų valandą ar pusantros. Atsisėsk ant kėdės. Stuburas visiškai tiesus. Užsimerk. Įkvėpk ir iškvėpk. Susikaupk ir atsipalaiduok fiziškai. Prisimink lytinį kontaktą su tuo partneriu, su kuriuo nori nutraukti energinius ryšius. Įsivaizduok save vėl toje situacijoje. Gerai apžiūrėk savo energinį lauką. Koks jis, kokia forma, spalva, intensyvumas. Jei vaizdinys neatsiranda iš karto, skirk tam šiek tiek laiko. Kvėpuok. Greičiausiai pamatysi energinį ryšį tarp savęs ir partnerio, galbūt kabelio, virvės, siūlo, spindulio ar bet kokio kito jungiančio vaizdinio pavidalu. Matyk, įsivaizduok, kad šis daiktas jungia tave su partneriu tam tikrų energinių centrų, čakrų lygyje, priklausomai nuo jūsų jausmų ir minčių vienas kitam. Kai vidiniu regėjimu pamatysi energinį ryšį tarp judviejų, lėtai įkvėpk per nosį, pasukdama galvą į kairę ir įsivaizduodama,
kaip tavo energija sugrįžta tau kaip auksinė šviesa, įeidama į tavo kūną per tašką esantį 2 cm žemiau bambos. Tada lėtai iškvėpk per šiek tiek pravertą burną, tuo pačiu metu pasukdama galvą į dešinę ir įsivaizduodama, kaip jo energija šviesos pavidalu, bet kokios spalvos, kurią intuityviai pajusi ar pamatysi, išeina iš tavo kūno ir sugrįžta jam. Tada šiek tiek sulaikyk kvėpavimą, lengvai linguodama galvą iš vienos pusės į kitą ir įsivaizduodama, kaip energinis ryšys tarp jūsų tampa plonesnis ir nepastebimas. Kartok šį ciklą vėl ir vėl, kol pajusi, kad ryšys išnyko. Toks ryšio nutraukimas ir apsikeitimas energijomis gali trukti ir iki valandos, bet šis laikas yra individualus ir labai priklauso nuo tavo asmeninių vibracijų, energinių struktūrų, čakrų tipo ir jausmų stiprumo tarp jūsų. Kai energinis ryšys jau išnyko, lėtai, tarsi giedodama, ištark 7 kartus tekstą sanskrito, kuris lietuviškai reiškia: tu esi aš esu tu, tarp mūsų nėra skirtumo. Tohi, mohi, mohi, tohi, antar keisa. 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 Tada atsikelk nuo kėdės ir, neatmerkusi akių, atsistok šiek tiek plačiau, pakelk rankas aukštyn, delnus nukreipdama į lubas, atlošk galvą atgal, įsivaizduok, kad žiūri į saulę. Ir taip pat lėtai, tarsi giedodama, 16 kartų ištark ritualinį garsinį derinį sanskrito, kuris veikia kaip energinis užraktas, kai po ryšio paleidimo kreipiamas į aukštesnę jėgą, kad užpildytų tuštumą šviesa ir apsauga, ir kad užtvirtintų ir apsaugotų naują būseną, nukreipiant energiją į aukštesnį centrą. Om Ravaya Namaha, 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 Om Ravaya Namaha. Tada nusiprausk po dušu ir gali užsiimti savo įprastais reikalais. Efektyviausia šį pratimą atlikti per mažėjantį mėnulyje yra tokia galimybė. Rezultatas bus pastebimas labai greitai, nes tu nustosi dalinti savo aukštos vibracijos energiją su visais, su kuriais buvai artima ir nebebūsi veikiama, kad ir per atstumą, jų neigiamų emocijų ir minčių, kurios galbūt dabar stabdo tavo dvasinį vystymąsi. Linkiu tau tikrosios meilės srauto, kuris bus nukreiptas tavo gyvenimo tikslų ir troškimų įgyvendinimui. Po šios praktikos gali sėkmingai atlikti meditacinę praktiką, leidžiančią perkelti perteklinę lytinę kundalinę energiją
į aukštesnius energijos centrus iš pirmojo ir antrojo energinių centrų į 6 ir 7 čakras ir nukreipti energiją į smegenų paslėptų gebėjimų pažadinimą, eterinių matricų gydymą, energinio matymo sustiprinimą ir dvasinio kanalo išvalymą ryšiui su aukštesniuoju aš ir dvasiniais vedliais. Ši praktika adaptuota pagal praktiką, kurią per kontaktuotoją Iriną Podzorovą perdavė Midgas Kaus, biologas, psichologas, nežemiškų civilizacijų specialistas iš planetos Esler. Dėkoju, kad esi kartu. Tavo Medidėja.